Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki! Žalgiris iškovojo labai svarbę, gal net svarbiausią savo pergalę šiame sezone kol kas. Madrido Realas tikrai nėra niekam lengvai įveikiamas varžovas. Ta parodė ir šios dienos rungtynės, o dabar net 5 komandos turi vienodai pergalių ir pralaimėjimų. Ir Dubajaus komanda 11 vietoje žengia tik su viena pergalė mažiau. Iš tų 5 komandų viena iš karto garantuotai žais play-offuose, užims 6 vietą. Iš tų 5 komandų galbūt viena iškris iš top 10 ir liks be nieko. Taip kad šis mačas Žalgiriui buvo gyvybiškai svarbus ir man labai smagu, kad žalgiriečiai tikrai sužaidė labai solidžiai. Pirmoje rungtynių pusėje solidžiai jie sužaidė puolime, antroje mačo pusėje pademonstravo tikrai geležinę gynybą. Apie visą tai ir apie šachmatų partiją, kurią žaidė Tomas Masiulis ir Sergio Scariolo, pašnekėsiu šitame video. Ir žinoma, pačiame gale aptarsime, ar ten reikėjo pramesti tą antrąją baudą, ar nereikėjo. Kaip galbūt kai kurie iš jūsų pastebėjo, šiuo metu lankausi Miamyje, lankausi NBA rungtynėse. Apie tai bus video jau kitą savaitę, bet vis tiek nusprendžiau, kad tokia Žalgirio pergalė negaliu nepadaryti video. Tai jūs dabar ko negalit nepadaryti, tai jūs turit palaikinti šitą video, prenumeruoti kanalą, jeigu dar to nesate padarę, ir keliamės į analizę. Mačas prasidėjo abiejų trenerių šachmatų partijai. Abiejų komandų treneriai rungtynių pradžioje tiesiog atakavo silpnąsias grandis. Tai yra su Alberto Abalde bandė žaisti per Silveną Francisco. Čia šitoje situacijoje Žalgiris keičiasi, tada jau Hezonija eina žaisti prieš Francisco. Viskas yra labai logiškai iš Realo pusės. Ateina čia Mozės Raitas padėt, vis tiek Žalgiris čia pakankamai neblogai dirba, priverčia mes sunkų metimą, bet kamuolys atkovotas puolime, pirmasis 2 atakas iš eilės. Po kelių minučių vėl ta pati mikrodvikova, Silvenas Francisco prieš Alberto Abalde, vėl eina padėti Mozės Raitas ir vėl realiai čia yra gera gynyba, bet Alberto Abalde yra aukštesnis už Sisko, pamuša šitą kamuolį Čiumokekiai ir jis vėl renkasi taškus po antrųjų šansų. Dar vienas įdomus dalykas mačo pradžioje buvo tas, kad Mozės Raitas negynė Walterio Tavareso, mes šitą manevrą matome tikrai jau ne pirmąjį kartą. Tomas Masiulis galbūt ir bando tai pasaugoti Mozės Raitą nuo tų pražangų, šiame mače to nepavyko išvengti, o tuo pačiu metu dengdamas 4 pozicijos žaidėją, jis labiau gali eiti į pagalbas. Mes tą matome ir čia šioje situacijoje. Vėl ta pati mikrodvikova, Abalde prieš Francisco. Mozės Raitas visiškai ignoruoja silpnoje pusėje esantį Okekę. Žalgiriečiai čia x-outina silpnoje pusėje, tai yra, matote, taip įstrižai apsikeičia gynėjais. Bet situacija gaunasi tokia, kad Hezonija atakuoja Raitą close-out'e ir tai yra 2+1 bei Raito antroji pražanga ir vėl labai greitai šiose rungtynėse. Bet iki tol Žalgirio amerikietis spėjo ir kelis gerus dalykus nuveikti, tai yra užatakuoti Walterį Tavaresą su savo plačiu puolimo arsenalu. Viena iš pirmųjų rungtynių atakų, jo 2+2 su atšokimu ir čia viskas yra labai gražu. Jeigu Tavaresas dengiasi pasyviai, visą laiką bus metimas po pick and popo. Tai lieka jį pataikyti. Kiek vėliau Žalgiris žaidžia 2+2 kampe ir po to nori žaisti aikštelės viduryje. Bet kamuolio ten viršuje priimti nelabai išeina, todėl Mozė ateina padėti Žalgirio gynėjams ir vėliau vietoje perdavimo gynėjui jis tiesiog atakuoja Tavaresą nuo tritaškio veidu į krepšį ir parodo, kad su savo tokiais įgūdžiais yra labai geras priešnagis būtent Tavaresui, bet jeigu jis nesusirinktų pražangų, jis tą galėtų daryti dar ilgiau rungtynėse. Bet kokiu atveju prie Mozės Raito mes dar sugrįšime, pabaigoje jis suvaidino žiauriai svarbų vaidmenį. Svarbų vaidmenį Realui pirmoje pusėje vaidino ir Mario Hezonija. Jis turėjo atkarpėlę tokių 3-4 atakų, kad, buvo tikrai įspūdinga žiūrėti, kokio lygio metimus susimetė kroatas. Iš pradžių čia derinys jam, Stegeris ir tada Realas gauna išsikeitimą prieš Silveną Francisco. Iš 2+2 tai tampa tiesiog žaidimų nugarai krepšį, ko ne nuo tritaškio ir čia kroatas pataiko tikrai sudėtingą ir gražų metimą. Iš karto kitoje atakoje vėl tie patys reikalai, tas pats Stegeris, nuo kurio prasideda derinys, tuomet Mario žaidžia 2+2 ir čia žalgiriečiai vėl viską padaro labai gana neblogai, bet Marijos sugeba pelnyti 2 taškus ir šioje situacijoje. Galiausiai po minutės ir vėl viskas kartojasi Scariolo puolime. Ir tos atakos pabaiga ir vėl tokia pati, dar vienas super sudėtingas Hezonijos metimas. Iš šitų 3 atakų nelabai daug ir priekaištų gali Žalgiriui turėti, tikrai sudėtingus metimus pataikė čia kroatas. O kitoje aikštelės pusėje Žalgiriui buvo žiauriai sudėtinga dėl to, kad Walteris Tavaresas
dominavo baudos aikštelėje paprasčiausiai savo ūgiu ir savo labai ilgomis rankomis. Jis tikrai pakeitė ne vieno metimo trajektoriją, žalgiriečiai kažkiek bijodavo galbūt ir į baudos aikštelę įsiveržę atlikti metimus, nusimesdavo perdavimus, po kurių geriau nebūdavo. Ir tai yra kaip ir natūralus dalykas, kai tu žaidi su Madrido Realu, bet tiesiog sudėtinga yra tikrai priprasti, kai žaidi prieš pavyzdžiui komandas kaip Valencija, kur tokių dalykų nėra ir tada atvažiuoji žaisti su Madrido Realu, o ten baudos aikštelėje tiesiog stovi milžinas. Ir ką tu tada gali padaryti? Tomas Masiulis pabandė į šitą klausimą atsakyti su labai mažu penketu antrojo kėlinio. Ten pradžioje per vidurį Dustinas Slyva 5 pozicijoje. Žinoma, kažkiek ir dėl pražangų, kuriuos turėjo tiek Mozeraitas, tiek Ąžuolas Tubelis. Čia šioje situacijoje Slyva žaidžia centru, Ulanovas 4 numeriu ir Tavaresas, kaip renkasi Sergio Scariolo, dengia Ūlę. Tam, kad jam nereikėtų vaikyti Slyvos, kuris ten beprotiškai daug bėgioja visose situacijose. Bet Žalgiris atsako pick and pop su Ulanovu ir natūralu, kad čia Ūlė turi vietos klausauti situacijoje ir pataiko per Tavareso iškeltas rankas. Bet tuo pačiu Dustinui Slyvai kitoje aikštelės pusėje reikia prieš Tavaresą stovėti gynyboje. Ten su Ulanovu tikrai tu nelabai gali to daryti. Bet kokiu atveju tiek su Slyva, tiek su Ulanovu Tavaresą reikia dvigubinti, kada jis gauna kamuolį būtent baudos aikštelėje ir čia nepavyksta išvengti pražangos. Labai greitai baigėsi Dustino Slyvos eksperimentas 5 pozicijoje, bet po to su Laurynu Biručiu viskas atrodė labai tvarkingai antrojo kėlinio pabaigoje. Laurynas tikrai atkovojo kelis kamuolius puolime, padarė savo dalykus ir vėliau man labai patiko jo vienas pagautas labai stiprus perdavimas Silveno Francisco baudos aikštelėje. Ten ir prancūzas labai ilgai išsilaikė ore ir perdavimas buvo kone per vos 1 metrą, bet Birutis sugebėjo tikrai tą stiprų kamuolį pagauti ir įmesti į krepšį. Ten buvo labai gražu. Bet realiai, kaip ir jūs matėt, visi dalykai sprendėsi rungtynių pabaigoje ir antroje mačo pusėje. Realas tą gynybą sustiprino nuo pat 3 kėlinio pradžios, o po to tą padarė ir Žalgiris. Bet pirma apie varžovus. Antroji 3 kėlinio minutė ir iš karto matome puikų Realo gynybos pavyzdį. Čia yra derinys su atrodytų kaip ir 2 užtvaromis, bet antrasis žmogus čia visą laiką slipina tą užtvarą ir Žalgiriui čia kone visą laiką pavyksta rinkti taškus. Tikrai labai efektyvus Žalgirio derinys šitas yra. Bet čia ir Mozeraitas iki galo nepastato užtvaros ir Campazzo pasižiūrėkite, kaip greitai lenda iš tų užtvarų. Gosas nesugeba nei kiek jam užbėgti į priekį už akių ir čia taškų iš šios situacijos nėra. Kitame klipe prie Žalgirio išsimetimo pasižiūrėkite, kaip Sisko Abaldė dengia tiesiog veidų į krepšį prie 2 užtvarų. Realiai laiko už gerklės, bet teisėjai čia kažkodėl to nepastebi, o kiek vėliau Madrido Realas atlieka trigubą išsikeitimą. Vietoje to, kad Gosas liktų po krepšiu su aukštesniu varžovų žaidėju, Hezonija perima Tubelį, išsikeitimas vyksta per 3 žmogų ir nelabai kaip ir net pranašumo čia kažkur yra. Nieko Žalgiris neranda, kadangi Sisko yra toliau nuo kamulio. Ataka užstringa, metimas tik į lentą čia ir nedaug Žalgiris kaip ir tokios gynybos yra matę. Daugelis komandų tiesiog keičiasi paprasčiausiai tarp 2 žmonių, ką daro ir Žalgiris, neįveldami 3 žmogaus, bet Madridas renkasi būtent tokią strategiją ir tikrai dažnai jinai labai gerai pasiteisina. Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kitoje atakoje vėl puikus to paties dalyko pavyzdys. Vėl Facundo Campazzo patraukiamas iš vaizdo, kadangi kampe Arnas, tai tą close-out argentiniečiai galima kažkiek vėluoti, kadangi vis tiek Butke nėra, kad atakuotų iš toli vos tik gavęs kamuolį kiekvieną kartą. Turi būti jau labai laisvas. Dabar jau įmetamas kamuolys Tubeliui prieš Hezoniją, o šio metimas labai toli nuo tikslo. Čia Žalgirio ataka prasideda Iversono kirtimu palei baudos liniją. Vėl Campazzo ir vėl jo greitis neleidžiant Gosui priimti kamuolio, po to pasižiūrėkit, kaip Abaldė lenda čia iš užtvarų 2 kartus iš eilės, tai yra tiesiog wow. Ir galiausiai Tavaresas beveik užtvaros lygyje po truputį atsitraukinėja, Sisko bando mesti pats, bando po to kabinti kamuolį, bet permesti Tavaresą, kad jis nepasiektų, na, tu turi įvelti į žiauriai nepatogią situaciją, o čia tikrai aukštaūgis viską kontroliavo labai puikiai. Bet yra ir gerų žinių. Žalgiris gal ir neužpuola 3 kėlinio pradžioje, bet ir Realas su šiuo penketu, na, nėra taip, kad jau labai talentingi būtų kitoje aikštelės pusėje. Tik iki -4 kauniečiai nueina ir po to yra puiki Kauno Žalgirio ataka gynyboje. Šios Žalgirio atkarpos metu mes taip pat pamatome, kodėl Dustinas Slyva yra bene geriausias paskutiniųjų metų Žalgirio pirkinys, kalbant apie kainos ir kokybės santykį. Ir čia jis puikiai atrodė tiek puolime, bet dar įspūdingiau jis atrodė gynyboje. Šiame klipe Žalgiris keičiasi. Realas įmetinėja aukštą kamuolį arčiau baudos aikštelės, 2 žmonės prie Tavareso ir pasižiūrėkit, kaip čia
čia Slyva padeda tam žmogui, kuris nuėjo padėti prie varžovų vidurio puolėjo. Jis paskutinę sekundę pakiša ranką ir Žalgiris perima kamuolį. Kitoje pusėje dar viena firminė jo situacija, kaip jis puikiai skaito, kada reikia statyti užtvarą ir kada nereikia statyti. Čia atbėga, atrodo, kad slipins, bet tada mato, kad Realas šiandien turi jokio nesusikalbėjimo. Jisai sustoja kažkiek ir paskutiniu metu vis tiek tas užtvaras nepastato, atšoka ant tritaškio. Dabar jau yra Realo nesusikalbėjimas tarp Abaldė ir Okeke ir Slyvos 3 taškai. Čia ir vėl pasyvios rankos Žalgirio gynyba prieš Kesoniją. Smagu, kad Ule nusintė Marijo į kairę, tai jau yra pergalė, bet kroatas kažkiek yra paleidžiamas į priekį, Birutis eina prie jo baudos aikštelėje perimti jį, vėl Tavarisas yra laisvas, bet ir vėl Slyva laiku atbėga padėti ir perima šitą kamuolį. Tiesiog fantastinė atkarpa, fantastinis žaidėjas, kiek tokių 50-50 kamuolių laimėta ir tai dar nebuvo pabaiga. Ketvirtajame kėlinyje čia Realo pick and popas su Trejumi Lailsu. Dustinas Slyvas spėja ir pastepautuoti prie užtvaros, kurioje kampą keitėsi Trey Lylesas, tai yra tikrai nelengva, ir vėliau spėja grįžti prie Lyleso klausautę ir pakelti ranką ir vėliau priimti kontaktą su krūtine ir nepraleisti varžovų. Absoliučiai neįtikėtini dalykai tęsiasi ir kitoje gynyboje. Čia susikeitimas su Mauzeraitu, Sergio Lulas lieka prie Žalgirio vidurio puolėją ir Dustinas Slyva ateina perimti jo, kuomet jis veržiasi į baudos aikštelę. Užsiema poziciją, nebijo kontakto, priima tą baudą ir nežinau, kiek čia buvo. Kokios 5 atakos, kur Žalgiris apsigynė, ko ne per 8 minutės būtent dėl Dustino Slyvos. Fantastiniai reikalai. Tiesiog fantastika. Prieš kalbant apie rungtynių pabaigą, dar keli pavyzdžiai, kaip Žalgiris savo komandiškumu sugebėjo išlikti šiose rungtynėse, išlikti tuo koviniu atstumu ir vėliau jau smogti rungtynių pabaigoje. Ir tą kauniečiai padarė prieš skirtingas Madrido Realo gynybas, ko ne kiekvienoje atakoje paeiliui. Iš pradžių Realas pick and rollo situacijoje stepautuoja, bet čia Goso yra puikus perdavimas po krepšiu, Realas nesusikalba ir Žalgiris pelno 2 taškus. Kitoje situacijoje Realas keičiasi, kadangi Žalgiris bando atakuoti Trejų Lylesą. Ir po to susikeitimo yra dvigubinimas, ką mes matėme tikrai dažnai šiose rungtynėse. Ulanovas puikiai pasisiūlo į vidurį, priima tą kamuolį ir vėliau atiduoda jį Biručiui, prieš kurį yra prasižengiama. Tada ketvirtojo kėlinio pradžioje prieš Gosą yra taikoma neleidimo į aikštelės vidurį gynyba, bet čia Žalgirio perimetro žaidėjas vėl puikiai skirsto kamuolius ir Moses Raitas užsibaigė tą perdavimą baudos aikštelėje prieš Usmaną Garubą. Galiausiai prie Žalgirio ispaniškoje pick and rollo Žalgiris ir vėl nori keistis per 3 žmonės. Matome, kaip Maledonas net žiūri, ar kas nors atbėgs prie Raito čia baudos aikštelėje, bet nieko nėra, Lylesas ten vėluoja ir labai graži Moses verpstė bei 2+1. Taip dar vienas dalykas, likus 3 minutėms 30 sekundžių prie -4 Madrido Realas prametė iš po krepšio ir vėliau 2 laisvus tritaškius. Tai tikrai galima sakyti, kad Žalgiriui šiek tiek pasisekė, kad Realas nepabėgo daugiau šiose rungtynėse, bet kadangi taip neįvyko, Žalgiris sutvarkė visus dalykus per lemiamas 3 minutės. Ir čia prie to labai prisidėjo žalgiriečių tiesiog gebėjimas improvizuoti puolime ir situacijos puikus skaitimas. Čia Sisko išsimeta kamuolį iš užgalinės linijos. Kamuolį turėtų priimti Nigelis Williamsas Gosas, bet prie jo yra žmogus ir Moses Raitas priima kamuolį, o tuo pačiu dar ir Abaldė bando Sisko atkirsti. Ir tokioje situacijoje, atrodo, viskas nesiseka gerai, Žalgiris neturi labai daug variantų, neturėtų ten Moses Raitas būti su kamuoliu ant tritaškio, bet tuomet pamatai, kaip tu moki improvizuoti tokiose situacijose. Sisko čia supranta, kad Abaldė bando atkirsti jį nuo kamuolio, tai kam tada eiti tą kamuolį priimti? Jis pastato išvirkštinę užtvarą ir taip atveria kelią įspūdingam Raito dėjimui. Po minutės Žalgirio atakai nelieka labai daug laiko. Sisko čia žaidžia 2+2 su Raitu, Tavaresas užtvaros lygyje ir gal ir kiti gynėjai savanaudiškai kažkaip bandyti laikyti kamuolį. Na visgi, liko 5 sekundės, reikia kažką suimprovizuoti, mesti sudėtingą metimą per 2 žmonės, bet Sisko čia to nepadaro. Jis tinkamai įvertina situaciją, pamato, kad yra 2 žmonės prie jo ir nieko nėra baudos aikštelėje, todėl Moses Raitas ir vėl krauna jį iš viršaus. Na, o prie lygaus rezultato Žalgiris puolime likus 15 sekundžių padarė viską teisingai. Užtvarą kyla statyti tas žaidėjas, kurį dengia silpnoji Realo grandis gynyboje, Mario Rezonija. Ir kaip Realas darė labai nemažai kartų šį vakarą, vėl bando ateiti jie dvigubinti virš tritaškio. Bet Sisko eina į kairę, toliau nuo jos, gauna
gauna tą pražangą, gauna tą švilpuką, Sergijos Karjovas buvo labai nepatenkintas, bet kontaktas ten su koja buvo. Sorry, ups, ką padarysi. Bet visgi manau, kad reikėjo pramesti tą antrąjį baudos metimą pataikius pirmąjį. Tomas Masiulis kalbėjo, kad gavo labai greitą žinutę iš karto mačo iš Šarūno Jasikevičiaus dėl šios situacijos, bet mes geriau pakalbėkime, koksgi yra tas maksimalus laiko limitas, kadagi tu jau gali pramesti tą antrąjį baudos metimą. Ir aš manau, kad Žalgiris čia buvo tiesiog ant to ribos. 4 sekundės, manau, kad yra maksimali riba, ties kuria tu turėtum pramesti antrąjį baudos metimą. Pavyzdžiui, galvoju, kad jeigu būtų likusios 5 sekundės, tada jau tikrai sutinku, reikia pataikyti antrąją baudą ir gintis. Nes jeigu lieka 5 sekundės, manau, kad dar yra įmanoma atkovoti kamuolį, paduoti perdavimą į priekį arba galiausiai tiesiog tam pačiam žaidėjui atsikovojus kamuolį, nusivaryti jį, bent jau iki tritaškio ir išmesti tokį, sakykime, taip, padoresnį metimą. Bet kai lieka 4 sekundės, jeigu tu prameti baudos metimą ir jeigu tu tą padarai kokybiškai, pavyzdžiui, mesdamas labai aukštą trajektoriją arba mesdamas taip, kad kamuolys atšoktų į šoną arba kažkaip labai į viršų, realiai nuo to laiko, kai kamuolys atšoka nuo krepšio ir kažkas jį atkovoja, jau praeina 1 sekundė. Lieka 3. Jeigu tu išsirinki žmonės, tai geriausiu atveju metimas yra iš vidurio. Jeigu yra kažkoks dar perdavimas, reikia surasti, kam tą perdavimą atiduoti. Reikia kažkam spurtuoti palei kraštus iš varžovo žaidėjų. Žodžiu, galvoju, kad kai lieka 4 sekundės ir tu prameti antrąjį baudos metimą, sudėtinga yra gauti kažką padoresnio negu metimas iš aikštelės vidurio arba ten 1-2 metrai į vieną ar į kitą pusę. Dabargi Hezonija tikrai išsimetė gerą metimą ir jeigu jis būtų pataikęs, manau, kad visą ateinančią savaitę mes kalbėtume būtent apie tai, apie ką aš dabar pakalbėjau šiame video. Koks yra tas laiko limitas, kada tu turi pramesti antrąjį baudos metimą. Ačiū Dievui, kad tai neatsitiko, Žalgiris laimėjo ir ačiū Jums, kad žiūrėjote iki šio momento. Jeigu Jums patiko, nepamirškite paspausti like, prenumeruokite kanalą ir kitą savaitę primenu, laukite video iš Miamio, kur aš apsilankiau Heat ir Lakers rungtynėse ir įvyko dar daug kitų labai įdomių dalykų. Ačiū, kad žiūrit ir iki. Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.